Na ką? Sveiki, draugiukai. Neilgai leidau aš jums ir palisėti nuo savęs. Tai varom su sūnumi kaimą. Ja? Ir vykdysim vieną tokį mažą projektėlį. Tai nežinau, dabar galvoju jums viską papasakoti. Ar palaukti vietų, kai nuo kalno važiuosiu. Gal papasakosiu. Tai žodžiu, sėdėjau ir sugalvojau apvažiuoti aplink Lietuvą. Sakiau, toli daugiau nevažiuosiu dabar kurį laiką, bet jau važiuoju. Tai žodžiu, nusprendžiau važiuoti aplink Lietuvą, tai dar kol visiškai nesušalo, neužšalo, nepradės snigti, reikia lėkti. Pasidarysiu tokį tripuką. Senai svajojau, senai galvojau. Tai galvojau važiuoti su motoroleriu, bet paskui pagalvojau, jau ne vienas yra važiavęs su motoroleriu. Tai nusprendžiau apvažiuoti su traktoriu. Pabandysim. Tai va, dabar važiuojam. Jau realiai nupirkau, susiradau savaitgalį. Nebuvau pasiėmęs kameros, nepafilmavau, bet vienoje vietoje ieškojau, kitoje vietoje ieškojau internete ir paskui pasirodo, kad uošvis turi. Tai varom taisyti, reikia atsitaisyti ir žodžiu, viską eigoj. Nu ką, atlėkiau, tik greit persirengiau, užviuks jau garaže, ruošia vietą, kur galėtumėm nuimti, nes anksčiau jis buvo naudojamas mėšlui krauti. Buvo naudojamas krauti mėšlui ir dabar reikia viską nuimti, nes pirkau be mėšlo kroviklio ašį. Tai, žodžiu, turi įsivaryti kombainą iš garažo, šį bei tą. Tai sakė man iškart atvaryti, persirinkti ir varyti pas jį. Tai iškart ir varau. Nu ką, atvykom į vietą. Viskas greitai vyksta. Tai iškart parodau. Va, koksai žvėratės bus mano kelionės draugas. Metam akumuliatorių, bandom kurti. Na, paskui, aišku, viską daugiau parodys dabar toks. Greitukas turi būti visur. Nes vagiam. Nu va. Biškį dar parodysiu. Taip atrodo. Nenudaužytas nieko. Salonas. Va toksai. Įdomesnis. Šitą visą nuimsim. Šitą lauk. Uždėsim priekabą priekį. Kurioje ir miegosiu tikriausiai. Greitis apie 20. Tai spėjau biškį užtruks apvažiuoti. Nieko. Gerai. Tai va, bandysim kurti. Žiūrėsim, kas čia gausis. Nu va, pakūrėm. Diena. Pakūrėm, važiuojam. Važiuojam. Oi, bus įdomiai. Gerą šią projektėlį užturėsiu. Tai jo, reikės taisyti. Kažkas yra su vairo mechanizmu. Leidžia tepalą ir kai sukinėjai vairą, kažkas daro. Bet žodžiu, vis tiek aš vešiu pas savęs į kaimą, į savo gimtinę. Ten žmogus išmano apie reikalus, tai susitariau, sakė, sutvarkys, pačiu sužiūrės viską. Dažyti, taisyti, žodžiu,
visą reikia prasieiti, tepalai, filtrai ir taip toliau. Žiūrėsim, kas čia gausis. Ar nereiks gailėtis? Nu gal ne. Įdomiai. Jo, variacijų tai nelabai yra ką iš ko rinktis, tai ir tokį traktoriuką žiūrėjau, bet čia optimaliausias ir pigiausias variantas man, nes kitų negaliu sau leisti. Važiuosim su tokiu. Sušilau. Nusėmėm šitą reikalą. Pasileidau cilindrą. Išsėmiau visą cilindrų valdymą šitą. Visą čia tą laidyną Ajaxlauk reikės. Tada reikia dabar jau atsijungti tas šlangas nuo cilindro. Ir daug maž bus kaip... Ai, dar šitą reikia pasileisti. Nes šitas irgi yra pompa. Jo, tepalo pompa. Tai šitą irgi reikės paleisti. Tai tada ir kardaną čia reikės paleisti, atjungti, taip spėju. Jo, ir kardaną reikės išimti. Aha, nu viskas aišku. Gerai. Nėra kada. Ai, o čia vairo kolonėlė. Ten kažkas su jie yra negerai. Žodžiu, reikia darbuotis hebridėm. O paskui šnekėti. Nu ką, atardėm. Tos priekį kūzalo dėžės dar neuždėjom, nes dabar noriu visą jį atplauti. Tai parsivariau čia pasvačiuką, tai visą reikia atplauti. Žodžiu, tam kur vešiu tą meistrų, tai čia bus reikalų, nes čia viskas yra šaibom išėję, kolonėlė vairo leidžia ir dar kažkas čia girgždi žiauriai. Tai pats parvažiavau dabar iki čia, tai garso daug, greičio nėra. Jo, reikės kažką galvoti su sėdynė iš kartą, nes nepatogiai. Gerai, kad ausines turiu. Nes daug garso šakės. Tai jo, tiek va ir žinelių. Varau temptis kercherį, chemijos atsivežęs esu ir plauti. Tai va, tokie reikaliukai.
Tai sakai nebegersi? Nu dabar kol kas ne. Kol kas neplanuoju. Viskas aišku. Ką, Kercheris vietoj. Apsipurškiau chemiją. Jo. Nusipirškiau chemiją, tai noriu atplauti. Kaip, tas žmogus pats jisai nusiplauna, pasiruošia, bet supaprastinsiu biškį visus reikaliukus. Su vienu dar bičiu šnekėjau, tai sakė, jeigu vairo kolonėlė leidžia, tai sakė, ir labanaktis tai vairo kolonėlė gali būti, nebeis atrestauruoti. Bet aš nežinau, aš tiesiog sakau, ką man sakė. Bet pasišnekėsiu su Ono meistru, jeigu ką nauja, bet nauja gali daug kainuoti. Nežinau. Tai jo, vis apsipurškiau. Apsipurškiau ir ką, kuriu Kercherį. Nėra ko laukti. Biški čia, jo visą stogą reikia Čia reikės, aišku, plauti iš kokių 2 kartų. Kaip minimum. Turiu atsiliepti. Dar ką norėjau padaryti, tai iš karto šventinu vardu Pliumpis. Sūnus sako, tėtė, o tai kur Pliumpį palikai? Sakau, čia parvariau plausimų. Tai va, viskas, varau darbuotis. Mažiau šnekų, daugiau darbų. Nu ką, vieną sluoksnį nuploviau, tai priaugė, tai tiek va, tų tepalų ir viso kito, nes ir iš to pačio to krautuvo, tai leisdavo irgi ten tepalas, sakė, per tiek metų augė, priaugė, paskui stovėjo, tai nu jo. Tai vieną kartą atidaužiau, tai dabar dar kartą viską nusipurškiau. Ne tokia chemija, galvau, kad turiu kitokią chemiją, bet nes ten tokia chemija tai yra viską gerai, o šita tai nelabai gerai. Bet, nu kaip nors. Vis tiek tas, kuris dažys, nes ir dažysiu. Pilnumą viską pasidarysiu, žodžiu. Atrestauruosiu iki galo, kad galėčiau važiuoti, nes paskui negalėsiu važiuoti. Tai ką aš norėjau skaityti. Čia laidas nutrūkas kažkoks. Ar čia užgliūšintas? Čia kažkoks. Nu, žodžiu, reikės žiūrėti. Sėdynę dar reikės iš kažkur gauti. Pirkti gal. Šiaip tai atrodo žiauriai faina sėdynė. Atrodo patogiai, visa kita. Bet tik tiek, kad jinai jau persiūt nebent. Bet čia su persiuvimais tai irgi spėjai. Reikėtų gal spirokliuojančios, nes ne veltui kliunkis. Kur aš čia pabėgau su savo mintim. Žodžiu, dar kartą plaunu, paskui dar pašnekėsim, nes jau pradeda tempti. Reikia atplauti dar kartą. Ir tada viskas. Rytoj dieną uždarom su kliunkiu, o rytoj nauja diena. Ai, bet to dar čia, kur dėžė yra, dėdasi dėžė, tai nerandam laikiklių. Tai kažką reikės burti būrimo būdu. O gal jie iš vis reikės privirinti, nes čia cilindras jinai vartoma, jį turėtų būti, nei aš vartysiu, nei ką. Nebent, jeigu kada nors kažkam parduočiau, bet
Abejoju ir aš jį parduosiu, kad nors. Tegul stovi. Ne. Gerai? Jo. Bet palauk, aš užėšiu. Ką? Apiploviau. Daugmaž yra dar vietų, kur yra daug to tepalo tokio, bet žodžiu chemijos reikia gal rytoj nusipirkti arba paliksiu tam žmogeliui, kuris ir tvarkys tą, tai dasiplaus iki galo. Kas vis tiek dar kartą reikės plauti ir nu tiek, atidaužiau tos sunkiausias. Jo. Tai va, ką žinau. Čia šiandien visą dieną taip skubėjau, tai net nežinau, ar normaliai paaiškinau, koks mano tikslas ir koks mano planas. Nu, tikslas tai toks tikslas, bet planas koks. Tai su šituo... Kaip Gustai vardas traktoriaus? Ką? Kaip jo vardas? Nežinau. Pliumpis. Nu, pliumpis. Tai su šituo pliumpiu važiuoti aplink Lietuvą. Ir kuo greičiau, tuo geriau, kol nesušalo, kol neužšalo, kaip ir minėjau, pasikartosiu, neatsimenu, su kuriuo nesakiau. Tai dabar reikia susitvarkyti, susiremontuoti. Tikiuosi per 1,5 savaitės. Nėra čia taip baisiai, jeigu detalių gausi, tai čia gali ir greičiau viskas įvykti. Savaitę gal netgi. Tai paprašysiu to žmogaus, kad pasistengtų daugiau dėmesio skirti šitam pliumpiui. Ir viskas, tada ruošiuosi, dėžė, palapinė, miegmaišis ir visi kiti bajeriai ir į kelią. Tėti, mane pasaugot. Bus įdomi. Palauk, man reikia viską sutvarkyti, parnešti kercherį, viską suvaryti ir tada galėsiu tave pasaugoti. Ir jo, ir į kelionę. Tai dar oficialiai netidarau. Žinot mano planus jau, šiokius tokius. Žinot šiokius tokius planus. Ir ką, judam po biškį priekį, tvarkome, žiūrimės. Aišku, būsit visi informuoti ir žinosit visą mano eigą. Tai tiek žinių. Ei, nelakstyk Gustai per tą pelkę. Ir viskas, žodžiu, tiek žinių. Viską papasakosiu geriau, kai pažinosiu daugiau. Dabar pats nieko daug nežinau, tai tiek žinelių. Kažkaip taip, nežinau, ką čia supasakoju jums ir ko nedapasakojau, pats net nežinau. Žodžiu, share, like, subscribe, gero žiūrėjimo. Aplink Lietuvą.